Vakarų taiga. Europos bendrijos svarbos buveinė. 2023 metai. Ukmergės rajonas. Šalia Veprių gyvenvietės. Parodysiu, kaip naudotis geoportalo programėlę. Dabar esame 17 sklype, kuris atrodo štai taip. Miškas yra visiškai sunaikintas. Šalia Veprių, Piliakalnio. Šalia matome 15 sklypą, kuris yra čia visai šalia. Ir jis yra kol kas nesunaikintas. Čia yra sandėliuojama mediena, nors tai yra Europos bendrijos svarbos buveinė Vakarų taiga. Matome 16 sklypą, mes esam dabar jame. 16 ir 15A sklypą, kurie irgi taip pat yra visiškai sunaikinti. Leidimų žemėlapį nematau. Šie plotai priklauso Vakarų taigai, buvo visiškai sunaikinti. 15B sklypui nematau, kad būtų buvę išduotas leidimas. Ir matome, kad palikta šiek tiek daugiau medžių, bet iš esmės buveinė yra sunaikinta. Va taip Lietuva rūpinasi Europos bendrijos svarbos buveinėmis. Tai net ne Lietuvai svarbios teritorijos, visai Europai svarbios. 2011-2014 metais ekspertai atvyko į Lietuvą, išvaikščioję žemę, buvo suregistruota tokios svarbos buveinės ir jos dabar va taip prižiūrimos. Matome 23 sklypas, nepažymėta žemėlapį kirsti plynų sanitarinių kirtimų, bet rezultatas toks. Esu 6 sklype, paspaudžiam šalia geltono taškiuko, tada identifikuoti ir pasirenkam pirmąjį SHP ir matome info. Tai yra vyraujanti medžių rūšis pušis, amžius 124 metų, plynas sanitarinis kirtimas. Ir tai, jeigu atzuminsim biškį, yra Europos bendrijos svarbos buveinė ir jie atrodo štai taip. Mokslininkai sako, kad žievėgraužių tipografui palankiausia medžiai yra vėjovartos. Tai mes matom, kad po tokių kirtimų ir paliekamų medžių biologiniai įvairoviai nutinka štai tokie dalykai. Ir va tokia mediena yra palanki veisti žievėgraužiai. Sanitariniai kirtimai yra iš tiesų antisanitariniai. Ir va 100-metė eglė dabar likusi viena, pažymėta nekirsti, liks supūti. Vakarų taigos buveinė. Sanitariniai kirtimai. Va, kur iškeliauja Vakarų taiga. Vakarų taiga. Europos bendrijos svarbos buveinės. Va tokios sveikos pušys. Va tokios sveikos pušys iškeliauja iš miškų. Ir tai vyksta visoje Lietuvoje. Tokios varkės vyksta visoje Lietuvoje. Sanitariniai kirtimai. Žiūrėkite, va kaip paliekamas neiškirstas sklypas 15B ir kokie va sanitariniai medžiai yra nusanitarinti. Tai va, čia yra būtent tas sklypas, kurio nekirta. Ačiū už svarbių buveinių apsaugą. Kodėl buvo iššauti ąžuolai? Kas vyksta? Vakarų taiga. 20 sklypas Vakarų taigos buveinė.
Miško paklotė Vakarų taigoj. Paskambinkime Gestautui Lazauskui paklausti, kodėl pušys, ąžuolai, beržai yra iškertami sanitariniams kirtimams. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Ar su Gestautu kalbu? Taip. Aš čia jūsų numerį radau ant lentelės Vepriuose. Čia skambinu iš Veprių, vyriausias šamanas Veprių. Ir norėjau paklausti, kodėl čia buvo iškirstos Europos bendrijos svarbos buveinės. Ne, kad ten nebuvo buveinių Europos svarbios. Tai kad užrašyta Vakarų taiga, kodas 2010. Ne, tai kad leidimai visur žiūrėta, niekur ten leidimą aš turėjau kirtimui tam. Tai jūs čia užsakėt šitą leidimą? Nu tai kaip, urėdija užsakė, ne aš asmeniškai, O tai ką jūs darėt? Tai taip, mano dokumentus ruošiau viską, A jūs buvot kada nors šitą miške? A tai kaip suprast buvot? Taip. Teko lankytis. A buvot kaip atrodo dabar? Matėt kaip atrodo dabar? Nu tai po kelius tos mes sutvarkysim, dabar ten aišku, išpjovė, kai vežė medieną, ten išpjovė. Maldininkai ei dabar negali kryžiaus kelių, kas čia per reikalai? Ne, tai ant kryžiaus kelius bus pavasarį sutvarkyta viskas, ponas. Viskas bus sutvarkyta. O tai ant kalėdų kaip? Kaip ant kalėdų? Nu tai jeigu pašals, taip, sutvarkysim, atvešim žvyrą, turim greiderį, viskas ten bus sutvarkyta, taip nepaliksim. O tai čia sanitarinis užrašyt. Kaip čia yra? Kas čia? Ką čia? Buvo plynas sanitarinis kirtimas. A ką čia reiškia? Nu tai ir reiškia, kad plynai sausi medžiai buvo kirsti ir už tą taip vadinasi plynas sanitarinis kirtimas. A tai pala, tai ąžuolas irgi sausas? Kur ąžuolas? Kaip ranka storia, tai ten yra tie stori ąžuolai visi palikti, yra popieriuose jie pažymėti. Ir beržai ten palikti, jeigu jūs paeitumėt toliau ten į giliau, ne palei kelią, paeitumėt į gilin. Tai čia visur išvaikščiau, žiūriu bardakas. Ar radot jūsų ąžuolus papurkštus? Radau išpjautų ąžuolų, beržų didelių, kurie storesnį už ranką. Ąžuolų didelių nieks nepjovė, ponas, tikrai. O beržų? Ir beržų nepjovėm. Nu, reikia ten pasižiūrėti, nes tikrai taškavimo lapė ten nebuvo beržų. A tai jūs parduodat šitą medį, a ką jūs darot su juo? Nu, kaip parduodam? Čiagi yra sutartis, taip bus. Čia mediena girnikas neužsiema, užsiema meistrai čia su mediena. Yra sudarytos sutartis ir ta sutartis užprekina, kaip sakyti. Užprekina? Yra ta, kaip sakyti, tokia institucija pas mūsų urėdijai, kuri tik tai mediena užsiema, realizacija tiksliau. Tai kas čia per institucija? Nieko bendro neturi su realizacija. Mes paruošėm medžiagą visą, pateikėm leidimui. Ir buvo atvažiavusi saugomų teritorijų, ta mergina Justina Baigytė tokia, ir ten ir davė leidimus ir viskas. A tai jinai nesiorientuoja, kad čia Vakarų taiga? Ne, tai kaip nesiorientuoja, tai jinai mato popieriuose. Ar man čia dabar Europos komisijos paklausė, tipo suregistruota buvo viskas, a ne 14 metais dabar išniojo viską. Kame reikalas? Kaip gali ten būti Vakarų taiga, kokia ten taiga, ten aš netikiu, kad ten taiga tikrai. Geoportal yra toks puslapis. Ten viskas parodyta. Ne, mes be leidimų nekirtom, kaip sakyti. A kas išdavė tos leidimus? Tai leidimus mums išduoda aplinkosauga leidimus. Aplinkosauga? Nu tai taip, Tai čia VSTT? Aš nežinau, kaip ten jie vadinasi, bet... Tai ne urėdija išduoda? Ne, mes patys savo rašomės. A tai jūs tiesiog atvažiavot apžiūrėti ir pasirašėt, kad iškirst reikia? Ne,
Ne, tai mes tengi medžiagą apėjom, viskas medžiagą ruošiam, sumatavom visą medieną, kaip tik tai, ne, taipgi nieks nesidaro. Paliekamus medžius apipurškiam. Matėt, pušis paliktos, stambios. Aš tai daugiau pušų matau sukrauta čia. 120 metų pušis čia sukrautas. Sveikas. Blynai, bet yra ir 120 pušų ir palikta. A tai ko jas pjaučia? Jas irgi puola tas žievėgraužis? Nu tai blynai kertamas, nes ten nebelieka tos skalsumo. A tai kas tas skalsumas čia, tipo, kas čia yra? Tankumas medyno, skalsumas vadinasi. Jūs atvažiuokit į Girnikiją ir ten matysit visus popierius, aš jums paaiškinsiu. Jeigu jūs nesudėtinga rytoj, pavyzdžiui. Gerai. A jūs mylit mišką bent jau kažkiek? A tai kiek, aš miške dirbu nuo 80 metų. Tai gal myliu kažkiek, ne? Nu, supratau. Tai jau meilė kažkaip, tiek metų miške praleidęs, tai žinai jau. Tai va. Nu, mes puikiai matom, kaip jūs mylit mišką. Labai ačiū, kad rūpinatės sanitariją. Ne, tai čia atvažiuokit, mes paaiškinsim visus, galėsim, kaip sakyt, viskas, popieriai yra viskas. Kaip jūsų vardas? Lauzė. Pavardė gal Lauzė, vardas kaip? Lauzė, vardas. Tai va, atvažiuokit, kviečiu rytoj į Girnikiją ir pasišnekėsim. Tai ne telefonų kalba, suprantam, ką čia mes telefonų, žinai. Taip. Papasakosim, kaip ten kaip vyksta, kaip dokumentai, kokia tvarka, kas ten kaip, ir pasikalbėsim. Gerai. Tai va, kviečiu rytoj. Nu tai ačiū labai. Suvenyrų paliko mūsų mėly miško sanitarai.